Nepaisant to, iki pat pabaigos nemažinant apsaugų. Kokios buvo pagrindinės motyvacijos? Motyvacijos buvo tokios, kad norėjosi reabilituotis po vakarykščių rungtynių. Iš tikrųjų, vakar atrodė nekaip, darėm labai daug klaidų, taktinių. Šiandien norėjomės tikrai pasirodyti ir prieš žiūrovus, ir prieš save vienas kitą. Paties kokios užduotis būna aikštelėje? Treneris išleidžia sustatyti komandą, įmesti? Vienas klausimas. Aišku, nedaryti vaikiškų klaidų, padėti kaip įmanoma komandai. Ar sumažėjus konkurencija gynėjų grandy kažkaip atpalaidavo bent šiek tiek? Kaip atpalaidavo? Vis tiek apie tai stengiuosi negalvoti, susikoncentravęs toliau. Dirbam, kaip bus, tai bus. Rusus paskandinote tritaškių lietumi, ar tai buvo kažkokia tai Kazlausko opcija, ar tiesiog palikdavo laisvas tritaškių liniją? Paprasčiausiai tokios situacijos susiklostė, kad generolų rasdami kampuose laisvus padėti, uždaryti vidurį, nes pagrindė vakarykštės rungtynės, nežinau, irgi varžovai analizuoja, žaidėm daugiau per didelius, bandė jas stabdyti mūsų didelius, tai paėjų aikštelės buvo. Tomas, galim prisiminti Rusijos rinktinę su kitu treneriu ir su būriu priekinės linijos žaidėjų, kurių šiandieną jau nebėra. Ta pati Rusijos rinktinė jau ko gero nebegalėtų valdytis, ar ne? Kiek keičiasi jie? Kiek keičiasi jos pajėgumas? Na, iš tikrųjų, šnekant apie Kepą ir Kirilenką, tai yra tikrai Rusijos rinktinė didelė netektis, nes žinant juos, tikrai labai yra aukšto lygio žaidėjai, tikrai visose pozicijose gali žaisti, bet nereikia nurašyti kitų žaidėjų, tikrai Rusijos rinktinė turi pakankamai gerų, talentingų žaidėjų, tikrai gali pakeisti tuos du lyderius. Ar šitas rezultatas sako, kad galbūt jau rinktinė pasiilgo rimtesnių varžovų? Kaip pasakyti, kiekvienas varžovas yra rimtas. Neskaitant, nežiūrint į visą šitą rezultatą, nepasakyčiau, kad buvo ganėtinai lengva kova aikštelėje. Visi stengiamės, visi darėm tai, ką geriausiai mokam. To pasikoja toksai rezultatas. 7 draugiškos rungtynės, 7 pergalės. Kažkaip tai taip ne per gerai? Dieve, kaip čempionate būtų. Ką, siūlot specialiai pralošti? Ne, sakau, gal viskas taip per gerai šiek tiek klostosi. Ne, nu kaip pasakyti, mes turim savų užduočių, aišku, laimėti kiekvieną kartą norisi, bet tai nėra, kaip pasakyti, esminis dalykas, yra taisytinių dalykų, nesvarbu, kiek taškų išloši, ir kiekvienose varžybose galima surasti, ką blogai darėm. Ar Jonas Valančiūnas galėtų dirbti su žiniasklaidos atstovais? Manau, kad taip. Tai mes jį ir pasikviesim. Ačiū. Ačiū.